Kas trečias postas yra reklama. Tie, kas žiūri šitą podcastą, turbūt tikrai yra girdėjau mane ne su vienu žmogum, kur apie komerciją kalbam. Tai iš tikrųjų, scrollini telefoną, pasižiūri Facebook'e storius, netgi pradedait ne vėliau negu kas trečias postas bus jau mum reklama. Ir įdomiausias yra tas, kad ta reklama yra tapus tokia natūrali, kad mes to sąmoningai net nebepastebim. Kodėl tą daro? Todėl, kad tai veikia. Tai yra, man atrodo, yra toks labai irgi marketingistai tikrai bus girdėję šitą posakį, kad žmonės žiūri tai, kas jiems yra įdomu ir kartais tai yra reklama. Tai va, turi pataikyti va, į tą skliaustelį ir vėlgi. Tai va, dėl ko tie visi baneriukai ir tie brošiūrėlės, žmogus nežiūrės, nes jam yra neįdomu. Jeigu padarysi brošiūrėlę, kurie atsidaro, ten kažkas iššoka ir dar fejerverkai pasipila, nu, žiūrėk, aš jau gal ir atsidarysiu, buvo apskritai senai brošiūrą čiupinėjau, o čia dar kažkas labai kitokio. Man įdomu, nu tai jau žiūrėk, aš žiūriu pati reklamą. Netgi kartais žmonės būna komentuoja po tokiam gerom kampanijom, kad, nu, ten, nežinau, pirmą kartą šiais metais žiūriu reklamą nuo pradžios iki galo, nes man buvo antiek smagu ją žiūrėti. Tai labiau taiko į tai, kad kas yra žmogui įdomu, ko žmogus instinktyviai netmes, nes vėlgi su to pačiu autopilotu mes jau esam irgi išmokę tą banner blindness, ne? Nu, kur ką mes užfiksuojam ir nuskaitom ką reklamą, mes tai ignoruojam, nes vėlgi kognityvinio resurso neskirsim. Tai tu tada turi išsilaužti iš to banner blindness, tos, kaip pasakyti, nežinau, srities ir pereiti tą, kas netrigerina banner blindness. Nu, tai yra organiškas turinys, ne? Bet dabar jau vėl tas pats organiškas turinys, jau dalis irgi jau, žmonės irgi jau tai pradeda skeptiškiau šiek tiek žiūrėti, kad, nu, jeigu ten koks nors influenceris pernelyg patenkintas stovi su ten kokiu nors, nežinau, pakeliu ten musliu arba dar kažko tai, nu, tai irgi užkart skip, jau reklama. Tai tas organiškumas tiesiog apeliuoja į įdomumą, kad tai yra įdomu ir apeliuoja į tikrumą, vėlgi, kad tai yra, atrodo tikriau ir prieinamiau, tas pats produktas atrodo tikresnis, kai jis yra, nu, nesušviestas, ne ten kažkur tai toli, o jis yra tiesiog labiau pasiekiamas ranka. Tai va irgi iš tų pačių su behavioristinių dalykų, kad netgi tai, kaip mes, tarkim, tos pačius maketuojam vizualus, ne, kad iš principo, nu, tokie paprasti produktai, pienas, kava ir panašiai, ir ten puodelis, juos kaip ir reikėtų pagal tą visą teoriją dėti į vizualo dešinį kampą apatinį, nes didžioji dalis mūsų yra dešinė rankiai ir mes, kai žiūrime tą vizualą, mums atrodo natūralu dešinę ranką paimti tą dalyką. Arba dar kiti yra momentai, dėl ko irgi yra labai efektyvus tie influencerių laikyti rankoje dalyką ir fotografuoja rankoje laikomą dalyką, nes žmogus žiūrėdamas į tą nuotrauką, kurioje yra ranka ir daiktas, intuityviai kaip ir mato savo ranką, ir jie mato daikto tą skalę, jis atrodo tikresnis, atrodo, kad aš pats jį laikau. Tai irgi apie retailą kalbant, irgi yra labai gera idėja duoti žmonėm pačiupinėti daiktus. Tai irgi, jeigu ten pardavinėjai tos telefonus ar kažką, ar ten duok pačiupinėti žmogui, nes jisai vėlgi iš karto atrodo tikresnis. Dar įsijungia, kad jeigu aš pačiupinėjau, tai jau yra mano, aš jau nebenoriu paleisti, jau kas yra mano, tai aš jau už to laikysiuos iki negalėjimo. Tai tie visi organiškesni vizualai, jie tiesiog pasijungia geriau tos mūsų evoliucinius psichologinius mechanizmus, kurie taip atrodo tikresni ir, nu, jau čia beveik tas mano daiktas, jau praktiškai jau kaip ir rankos įlaikau. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.